Tai aš jums nepasakiau, kur aš važiuoju šiandien. Tai važiuoju iš Čiang Majaus į Pai miestą, yra 130 km ir Pai miestas randasi jau Tailando kalnuose. Dabar tiesiog važiavau autostradom, bet to jau nusisuksiu link Pajaus miesto. Atvažiavau čia jau beveik į Pai, sustojau čia prie tokio kanjono, nes pasižymėjau, kad noriu pažiūrėti, bet kadangi su visais daiktais ir man nelabai patinka čia tas saugumas, tai važiuoju dabar iki Pai, kas yra dar kokie 6-7 km ir tada pasidėsiu postelį daiktus ir sugrįšim pažiūrėti čia to kanjono. Jo, taip ir padarysiu. Nes dabar yra 2:30, tai kažkur pusvalandį užtruksiu suvažinėti pirmin atgal. Tai manau per akis. Encore plus haut là. Mais passez-vous par là? Voilà, voilà. Allez. Allez, on y va. Mais comment on fait la prise du chemin? Oui. Je veux pas mourir. C'est quoi? Ça va? Tai ką, atvažiavau į kanjoną, įsivaizdavau ir tikėjausi visiškai kitaip, bet visai neblogai.
Nu tai ką, labas rytas. Aš tikiuosi, jūs mane girdit, nes pasidariau taip, kad galėčiau šnekėti su jumis važiuojant. Tai labai tikiuosi, kad ir veikia. Išvažiuoju iš Pai miesto, užsipyliau ką tik kūro, išsėmiau grynų pinigų, nes dabar važiuosiu šiandien į tokį labai atokų kaimą, netoli Mianmaro sienos. Ta kaimelį pastatė kariai, jisai yra labai mažas, tai apsistosiu ten šiandien nakčiai, galbūt pasiliksiu, žiūrėsiu, kaip ten viskas kas atrodo. Ir dar pakeliui sustosim į vieną urvą pasižiūrėti ir turiu porą nusimatęs viewpointo aplankyti. Tai toks šiandienos planas. Kaimas, į kurį važiuoju, vadinasi Ban Raktai. Šį kaimą įkūrė Kinijos Kuomintango 93-osios divizijos kariai, kurie po kovų su Kinijos komunistais buvo priversti trauktis pirmiausia į Mianmarą, o vėliau į Tailandą. Šiandien Ban Raktai garsėja ramybė, arbatos plantacijomis, autentiška Junano kinų kultūra. Pats kaimas yra įsikūręs aplink mažą ežerą. Su 110 kubų sunkiai važiuoja, sunkiai. Kai kur net iki pirmos turėjau nusileisti, kad įvažiuoti kalną. Tai čia kalnai žymiai statesni negu Laose. Žymiai. Bet neturiu kur skubėti, tai po biškį važiuosiu. Už kilometro čia bus pirmas viewpointas, tai pasigrožėsim vaizdais. Thank you, Bambang. Nu, visai neblogas vaizdelis. O čia atėjau dabar į kitą pusę, iš kurios atvažiavau. Nu, super. Kokį vabaliuką radau. Nu, su tokiu sunkiai čia pravažiuosi. Nu tai ką, ilgai šiandien nestovinėsiu. Pasigrožėjom, važiuom toliau. Iki urvo liko 26 km 40 minučių. Papayun. Prieš išvažiuojant jau užkalbino mane tokie motociklistai iš Malaizijos, tai jie su motociklais atvažiavo iš Malaizijos iki čia. Iš viso jau jie nuvažiavo 2600 km. Pašnekėjom, stebėjos, kad aš vienas važiuoju ir kad važiuoju su tokiu motociklu, bet sakau, Laose buvo blogiau, nes Laose ten trafiko nėra, kai važiuoji. Čia bent jau mašina ar motociklas kažkas dažniau pravažiuoja, sakau, tai čia visai saugiai jaučiuosi, viskas gerai. Ir sakau, plius čia keliai geresni, tai nematau kodėl. Tai žodžiu, atvažiavau čia į tą urvą, bet įėjimas 600 batų grupiai. Tai nesvarbu, ar tu būsi vienas ar tryse, tai vis tiek mokė 600. Jeigu tryse, tai išsidalinė ant 3. Tai žodžiu, bandysiu dabar susirasti kokius 2 random žmonės, kad būtų pigesnis įėjimas, nes 600 vienam tikrai nelabai noriu mokėti. Tai žodžiu, bandysiu kažką čia galvot. Radau 2 turistus, šeiminėlę su mažu vaiku, tai esam 4, bet vaiko neskaičiavo, tai 3. Ir pasidalinom po 200 batų jau kas biški normalesnė kaina. Tai aplankysim visus 3 urvus, nes čia viduj yra 3 atskiri urvai sujungti upe. Daar zie ik hoe het leren. Tai ten užpumpavo lempą, kad matytume urve, kur eit. Ir bus įdomu palyginti patirtį
šito urvo ir Laose Konglor urvo. Nes čia irgi plauksim tokiom bambukiniam maltim, plaustais labiau. Jaučiuos kaip kokiam Hobito filme su to lempa. Tai dabar plauksim su tokiu plaustu iki paskutinio 3 urvo. Ir čia sakė, aplinkui bus labai daug žuvų didelių. Thank you. Atplaukėm į 3 urvą ir čia belenkai neukia šikšnosparnio šudukais. Nu ir matos, kad visur apkakinta neblogai. Tai čia buvo karstas, skaptuotas iš medžio. Tai medį padalino į 2 dalis ir padarė tokį va karstą. Ir spėjama, kad šito karsto senumas yra nuo 1000 iki 2400 metų. Ir juos gali rasti Kinijoje, Tailande, Borneo ir Filipinuose. Nu tai va, apžiūrėjom urvą. 3 urvus iš tikro. Ir dabar važiuoju jau link to kaimelio prie Mianmaro pasienio. Ir iki kaimelio man yra važiuota apie 2 valandas. Urvas savotiškai įdomus, savotiškai gražus.
Tik jeigu kažkas čia važiuosit, turėkit omeny, kad grupės iki 3 max žmonių ir visi daugiau moka tą pačią kainą 600 batų. Tai ar tu būsi 1, ar 2, ar 3. Bevažiuojant pamačiau, kad yra dar viena apžvalgos aikštelė. Iš tikrųjų buvau pasižymėjęs, bet galvojau praleisiu, nes ten reikės kažkur nusisukti. Pasirodo ne, tai sustojau keliom minutėm pasigrožėt vaizdais, nes tikrai verta. Tai jūs tik pažiūrėkite į tai. Atvažiavom į tą kaimelį. Ką tik pravažiavau tos tokius vartus, kai važiuoji į provinciją, važiuoji į miestą. Dienos tikslas pasiektas, nors ant galo čia kalnai buvo nežmoniški. Kai kur pirmą net pavarą turėjau važiuoti, nes ir tai galvojau, reikės stumtis mocą į kalną. Aš biškį nugrybinau ir aš negalvojau, kad šitas kaimelis yra toks įžymus ir toks garsus rezortas visas. Tai čia dabar atvažiavau iki vieno homestėjaus, pasiklausiau, ar turi vietų, sako, nieko neturi. Ir 99%, kad visas kaimelis yra pilnai išbukintas ir man čia nėra kur miegot. Palapinę savo neturiu, nieko neturiu, ką norėjau iš tikro nusipirkti, bet dabar jau per vėlų. Tai man geriausias atvejis tai yra važiuoti tiesiog atgal iki artimiausio miesto, kur yra už valandos, už kem kilometrų. Ir ten tikrai turėčiau rasti, nes ten tikrai bus. O čia aš nieko negaliu padaryti. Nauji metai rytoj, tai dėl to čia viskas yra išbukinta. Truputį gaila, nes tikrai atrodo gražus miestelis. Ir visai būčiau norėjęs aš čia pasivaikščioti ir pasižiūrėti ir patirinėti jį. Bet, neturiu ką daryti. Bandžiau dar ieškoti parduotuvės, galbūt čia nusipirkčiau palapinę, bet net nėra parduotuvės, kad čia nusipirkti palapinės. Tai, žodžiu, kol dar saulė yra, važiuoju atgal iki artimiausio miesto, valandą man kelio ir miegosiu ten. Ką padarysi. Bet pravažiuosim čia dar ratuką, pasižiūrėsim, kas gero čia tam kaimelį.
Labas rytas. Tai žodžiu, vakar jau tamsoj vėlai atvažiavau čia į šitą hostelį ir nieko nebefilmavau, nusiprausiau, nuvariau pavalgyti ir jau miegot. Žodžiu, kas toliau? Tai šiandieną yra gruodžio 31, nauji metai. Aš niekur nevažiuosiu, pasilieku šitam mieste, šitam hostelį. Miesto pavadinimą arba bent jau tašką, kur aš esu uždėsiu dabar. Tai va, tai pasiliksiu šiandien čia. Šitam hostelį 7 vakare darys tokį šeimyninį barbekiu, tai visai tokia faina programa atrodo. Tada rytoj sausio 1 tikiuosi jau leistis toliau į kelią, važiuosim tolyn. Tai va, tai aš jums palinkėsiu gerų, saugių, linksmų, fainų naujų metų. Atšvęskit galingai visi ir aš su jumis susitiksiu tada kitais metais. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Aš tikiuosi, jums jis patiko. Ir nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalo ir susitinkam tada kitais metais. Čiau.